Labiausiai pavojų keliančiuose posūkiuose, kur žolė užstoja automobilius, parke šiauliečiai žolę nutarė nupjauti dalgiais. Mat iki šiol žaliųjų plotų šienavimas Šiauliuose net nepradėtas. Tik neseniai žodinį įpareigojimą šienauti gavęs želdinių tvarkymo bendrovės vadovas sako, kad per pusę metų savivaldybėje niekaip nebaigiamas konkursas šiems darbams paskelbtas dar spalį. Dalgių miestą šienauti stojęs buvęs Šiaulių miesto meras piktai kritikavo dabartinę valdžią. Nuo pat pradžių, kai tik atėjo šitie žmonės į valdžią, aš sakiau, kad jie ne miesto reikalų atėjo tvarkyti. Tai pasitvirtino. Po kelių mėnesių kelis areštavo, miestas iš vis apleistas, niekas netvarkoma yra. Ir šiandieną nesugebėti pravesti, kaip jūs sakot, nuo spalio mėnesio konkurso, kad nupjautų mieste žolę. Tai man netelpa į mano galvą tokie dalykai. Kaip? Tai kas čia per direktorius tuomet yra? Kur meras žiūri? Šiauliečiai su dalgiais ir grėbliais išėjęs tvarkyti miesto želdinių sako, norintys parodyti aptingusiai ir biurokratizme paskendusiai miesto valdžiai, kad miestas nepakęs tokių valdžios akibrokštų. Man kaip vienam iš iniciatorių, kuriant beržynėlį, labai apmaudu, kad kiek tai buvo seniau, tai buvo kelis kartus šienaujama, o šiemet dar nė karto. Jau netoli Joninės, o dar iš kitos pusės, tai birželio 13 yra beržynėlio 5-metis, turėtų būti šventė. Na tai ir norisi, kad vaikai per šventę bent jau nematytų tokio baisaus vaizdo, koks šiandien yra. Ne vien kalbom, bet ir darbais mes miestą mylim. Ir, sakykime, neseniai, kada organizavome Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga šičia koncertą ir minėjimą, tai išties krito į akis labai didžiulė žolė ir apskritai mieste. Tik vieną kitą dieną buvo pradėta šienavimas, o šiaip tai gėda ir nuo atvažiuojančių ir patiems pasižiūrėti, tai gal nors ir nedideliu indėliu prisidėsime mūsų Socialdemokratų partijos Šiaulių skyriaus pajėgomis prie miesto gražinimo. Kad nekiltų problemų, kur dėti tonas šieno, susitarta, kad jį paims gamtininkų stoties žirgynas.